Labas rytas visiems ištikimiems mūsų YouTube kanalo žiūrovams. Šeštadienis, gegužės 9. Toks prastas oras, gan lietingas anksti ryte buvo, tai teko biški dar pamiegoti, palaukti geresnio oro. Tai va, sulaukėm to geresnio oro ir išlydom su Laimiu prie Kauno marių pažuvauti. Aišku, turbūt visi pagalvotų, du durneliai atvažiuoja tokiu oru žvejot, kai čia vėjai, lietus, bet čia tokią vietą radom užuovėje, šlaitas už mūsų, tai vėjas mum į nugarą, tai čia visiškas štilius. Galit va pasižiūrėti, va visiškas štilius, nei bangelės nėra. Lietus nustojo, tai pasaka, ne oras. Tai va bandysim Kauno mariuose pažvejoti. Šitoje vietoje esu žvejojęs gal paskutinį kartą prieš 2 metus. Tai galvojau atvažiuoti patikrinti, kas čia vyksta dabar. Aišku, girdėjau gandų, kad karšis mariuose neršia, tai jisai nekimba, tai vat norim paneigti šitą mitą. Tai atvažiavom su Laimantu patikrinti, žiūrėsim, gal pagausim vieną. Nesimato, kad nerštų, ne? Nu, kaip ir nesimato, jokio žolėse, čia virtų žolės, bet nu, žiūrėsim. Mačiau Facebook'e, kad ir karosų, ir sazaniukų pagauna, tai tikimės ir mes to pačią. Stipriai. Tai žiūrėsim, jo einam ruoštis daiktus, susinešim viską ant kranto, tai va statysimės ir bandysim žuvauti. Visą laiką naudoju inline sistemą, Kauno mariuose gaudau su šulinuku. Sistemėlė labai paprasta. Inline'as, atvadukas labai nedidelis, fiderinė guma ir viskas. Ir čia kabinamas pavadėlis. Tai susiradau atstumą, einu dabar ant koliuko, atsimeruosiu, pasižiūrėsiu kiek metrų ir pradėsim jaukinti. Laimontas va irgi skanuojasi dugną. Laimontas lygtis rado parandę arčiau kranto, mano biški toliau. Tai žiūrėsim, kuriam pirmam žuvis atsilieps į jaukus mūsų, į pateiktus masalus ir žiūrėsim, gaudysim. Atstumas 46 metrai. Tai einam jaukintis ir bandysim žuvauti. Pasikarpam dzikelio. Šėrimas baigtas, sumečiau 6, gal 7 šėryklas, dabar imsim pavadėlį. Startuosim nuo 0,6 metro ilgio ir dėsim 0,10. Paskui žiūrėsim, jeigu kibs monstrai, storinsim pavadėlę, ne Laim? Pirmas masalas mano ant kablio bus keletas matilių su vienu baltu dziku. Va,
Štai taip atrodo masaliukas. Tai šitaip. Nu ir pirmas metimas. Ką, po pirmi metimai išlaukimą darysiu grubiai po 2 minutės pradžiai, o paskui žiūrėsim pagal žuvies aktyvumą ir jos atsaką į mano pateiktą masalą. Ir jeigu kibimai bus dažnesni ir greitesni, tai trumpinsim išlaukimų laiką. Jeigu matysim kibimų nėra, ieškosim masalų kombinacijos ant kablio. Nu, visą teoriją nuo A iki Z tikrinsim, kol surasim, ant ko jinai nori kibt šiandien. Nu va, Laimis atsidarė. Pirma jo žuvis. Karšiukas, nedidelis, bet yra. Va. Nediskas, 2 balti dzikeliai va sudirbo. 2 balti dzikiukai. Bet išlaukimas labai ilgas, buvo apie 10 minučių gal laukti reikėjo, kol paėmė. Tiesiog pradėjau dirbti tą darbą. Jo. Ok, bandom dirbti toliau. Nu va, karšeliokas. Pirmas mano šiandien susidomėjo 2 slieko gabaliukais ir 1 dzikeliu ant kablio. Kur Kauno marių standartiniai. Nu va, Laimonto antras žuvis. Irgi standartinis tas Kauno marinis karšeliukas. Nu, sudirbo vėl antrą kartą 2 balti dzikai, bet išlaukimas pakankamai ilgas. Kažkas daugiau negu 5 minutės. Jo, ta prasme, nevaržybinis išlaukimas. Jo, nėra tempo tokio, kad ta žuvis ten meti trauki.
Nu va, karšelis šios dienos didžiausias. Nu va, Laimontas jau gražesnį pagavo. Panašu, kad čia jo pats didžiausias šios dienos bus karšėkas. Čia dabar lietuviai kalba big fishas. Big fishas? Ja, lietuviai didžiausia žuvis nebetinka, mums reikia big fishas. Nu ką, kibimų turim nemažai, tiek aš, tiek Laimontas. Ką pastebėjom, kad į jauką reikia duoti viską, ką turi. Ir ant kabliuko pagrindė dirba 2 balti dzikai ir 2-3 matiliai ant galo užkabinti. Ir išlaukimai iki 3 minučių kažkas va tokio. Bet ta žuvis dabar apmažėjo kalibras. Prieš tai tokie kabaliojasi 7-800, keletą pagavom, va aš vieną Laimontas toks apie kilogramą, o visi kiti tokie mažiliukai, tai net kai kurių net žuvų net į sietą net nedėjom. Ten tokie per delną, gal daugiau didesnis negu delna tas karšiukas, tai tokių begalė. Va, bet irgi tokiais momentais užeina matyt būrys, pakimba, sukimba, pasismaginam čia ir vėl ramybė, ir vėl ieškom ant ko čia jį suvilioti, tai vat bandom dar gaudyti toliau, bet matyt ta žuvis atsitraukus gal kažkur. Gal nerštas įtakoja? Gal nerštas kažkiek jo įtakoja, tai dar turbūt gal kokią valandėlę pasėdėsim, pažuvausim ir turbūt reikės jau keliauti namo, nes jau kiek valandų, jau 5 valandos toj bus. Tai kažkaip norisi dar su šviesa grįžti namo. Laimis sako, kad gerai purto. Ateinam pasižiūrėti, kas ten jo tą meškerę tai purto. Neplėvė, biški didelė. Apgaulė. Oho, stabduką atleidžiam. Kažkaip kombinacija. Dzikelis ir... 3 dzikeliai, vienas ir man taip jau viršutinės. Jo, vos žiūrėk, jau pagavęs. Nes kažkaip keistai kabliukas atsistojęs, kaip kad būtų neaktyvus į viršų. Tai. Da, bus tu pasidavęs ir atsikabinęs. Nu ir atsikabinęs. Gerai, kad čerpoką pamečiau. Nu, kas per žuvis? Žuvinas. Karšis? Ar ne? Jo. Laimio antra meškerė sudirbo, kuri visą laiką buvo nutrenkta į šoną, čia palimeldus buvo užsimetęs ant bajerio, ant karoso tipo, su kuokštu dziku, tai va, karšiukas paėmė. Va.
Ką mūsų ištikimiausi žiūrovai, baigiam šiandienos pasirodymą. Oras į vakarą iš vis pagerėjo, jokio vėjo, jokio lietaus, kibimai netgi suintensyvėjo gaudant, tai Sustambėjo ir karštis. ir sustambėjo karštis, jo ir užteko tik tais į jauką cielo matylio ir nekarpyto cielą gyvą dziką padavinėti ir karštis, kliovai iki 3 minučių, netgi kai kurie kliovai ir iki minutės buvo ir tas karšelis pastambėjo, tai vat ką toksai pastebėjimas. Ir ant kabliuko 3-4 matyliukai ir 2 balti dzikai. Pavadėlio ilgis darbinis buvo šiam comų pas manėm 0,10 storio, kabliukas 16 numerio, nedidelis. Standartiškai. Pas tave lygiai tas pats turbūt, Tas ne? pas 12, pavadėlis 12. Ai, 0,12 pas tave buvo, ne? Tai esmės nekeičia. Jo, vadinasi, žuvies aktyvumui neturėjo įtakos pavadėlio storis, nes pas mane 0,1, pas Laimį 0,12, nors realiai sugaudėm praktiškai tiek pat. Ir kalibras tas pats žuvies ir kiekis praktiškai tas pats. Jaukai netgi turbūt irgi įtakos neturėjo, nes Laimanto buvo šviesus jaukas, gelsvas, mano buvo juodas jaukas uždažytas. Tai nei jaukos spalva, nei ten kažkoks pavadėlio storis įtakos nieks neturėjo, nes ir pradžiai mum atvykus pradėjom gaudyti kokią 10:30 turbūt, ne? Jo, vėliau. Jo, vėliau gal netgi pradėjom žvejoti, tai pradžioj žuvis labai noringa buvo, turbūt žuvį gaudėm ir kiekvieną žuvį pagaudom vis skirtingą kombinaciją ant kabliuko, tai net nežinojom ką daryti, bet va lietui nustojus jau į popietę gerokai jinai kažkaip stabilizavosi tie kibimai ir masalas, vadinkim, sustambėjo žuvis ir masalas realiai, skaitykim, viską sugaudėm ant tos pačios masalo kombinacijos. Tik kad jisai, stambinom, sakykim taip, 2 dzikai, matylių daugiau, pradžio gal blogiau eksperimentinis toks. Aš manau, kad vėlgi jaukinimas, dajam, turbūt savo padarė. Matyti tašką gerai užšėrėm ir tas karšelis atėjo, nes pradžia tai buvo, galvojom, kad nieko nebus, nes kokią gerą valandą turbūt be kibimų prasidėjom. Ir pagalvojom, čia aišku tokia vieta, čia gilis nuo 4 iki 5 metrų toksai. Ir čia toks kaip lygų stalas, čia nei vagos, nei brofkės kažkokios nėra, išraiškingos nieko čia nėra, dumbliukas visur. Tai galvojom, gal čia ta žuvis dar net nesimaitina, bet viskas kaip ir gerai pavyko jo. Taip, pavyko, nesgi gal jau po neršto, gal dar tas karštis gyvena kitom nuotaikom, oras, šiaurės vėjas, lietus, ta prasme irgi ne tas toks kibimui, bet dasiprašėm. Sakykim, labai sėkmingai pagaudėm. Jo, ir kas gerai, kad tą vietą pasirinkom tokią, kad čia užuovėje šlaitas aukštas, tai mums tas vėjas iš nugaros pusės, šlaitas užstoja, tai čia visiškai užuovėje štilis, vandens paviršius lygus kai stiklas. Tai žiauriai gerai pataikėme čia su Laimantu. Tai ką, einam pasižiūrėsim dabar, ką mes pagavom, pasidarom keletą nuotraukų, pasidžiaugiam laimikiu ir renkamės daiktus ir važiuojam namo. Yra bent kažkas. Bent yra kas nors tamsėti. Žiūrėk, kažkas purda. O, liuksas, yra žuvies. Gražus žuvinai. O pas tave graži. Gerokai. Šiek tiek susigaudėm. Ką, dėkojam savo ištikimiausiam kanalo žiūrovam, kad žiūrėjote. Nepamirškite užsiprenumeruoti kanalo ir sekite mus toliau. Bus dar daugiau laidų įdomesnių.
planas yra kitą savaitgalį, jeigu orai bus tinkami, tai važiuoti pagaudyti lynų. Tai vat planas yra sekančio žvejybos, sekančio video bus lynų gaudymas, tai žiūrėsim. Kaip pavyks. Jo, ką, ačiū dar kartą, kad žiūrėjote ir iki kitų susitikimų. Iki.